Nu sveiki. Tai ką, orai šalti dar, treš negalima. Reikia kažkokius kitus projektus užsimdaryt. Tai pereinam nuo ūkio, nuo statybų į automobilius. Tai nupirkau transporterį T5 2007 metų. Jisai toks gražiai negražus. Nu, atrodo kaip viskas ok, bet sparnas surūdėjęs. Tada čia buvo kažkada eismo įvykis. Buvo remontuota irgi arka supuvo. Čia, aišku, irgi įlenkta. Bet čia jisai gavęs. Šitą vietą žinom. Toliau. Čia biški rudelės lenda. Čia, aišku. Bet baisiausia yra va čia. Baisiausia yra va čia. Va. Nežinau, ar per kamerą matos. Biški nesuoin. O pasirodo, dangtis 500 eurų. Tai užsakiau iš internetą tokie paruoštukai yra. Nusipjaun čia ir užsidet. Nu, ta prasme, prisivirin, užsišveič ir, nu, nereikia keist visos detalės. Keist dalį detalės. Ir čia pjaunas kažkur į kitos vat vietos. Ir pažiūrėsim, gal išsaugosim. Staupysim va 500 eurų. Kuriuos galim toliau tęsti, panaudosim ant rūdžių sugaudimo čia. Čia. Šoninės duris. Skilutę turi. Aišku, padažyta visur. Palaukit, elektronika. O. Ir čia. Ir čia. Ir čia. Biški čia. Nu, žodžiu. Visi galai. Tas sparnas dar blogiau atrodo. Tai sparnus nupirkau po 7 eurų. Už 7 eurų 2 tai yra. Ir aš galvoju, apsitvarkysim. Mano skaičiavimuose, nu, ir tokią meistrą biškį pasitarus, galvojam 100 eurų. Nudažyti jį beveik visą iki čia. Paruošt, pavirint, kad sutvarkyti jo apačią, nes šiaip jisai gyvs. Jo salonas tai kaip naujos mašinos. Nei sudraskytas, nieko, idealus. Visą gyvenimą va su kilimais pravažinėjo ir ant sėdynių užvalkalai buvo. Tai vidus jo kaip naujos mašinos. Neskaitant čia pabraižymą, aišku, nu išlipant lauk ir panašiai. Nu, tų dalių, prie kurių daugiausia lėties. Čia vat biški. Tai va. Čia yra 1,9 7,7 kW. Yra biški elektronikas. Langai, centrinis, kaip matėt, šildomi veidrodėliai irgi su elektra. Ir AC. Aišku, nežiūrint į išorės defektus, yra keli defektai, kurie jaučias važiuojant. Tai muš biški per stabdžių pedalą. Tai paėmėm stabdžių diskus naujus. Bošiniai. Nu, mėsos yra. Turėtų būti rimti, nes svertai daug. Ir aišku, naujos kaladėlės. Ir aptarnavimas. Iš pradžių aptarnavimą žadėjau daryti pats, bet pagalvojau, kad jeigu vežu keisti stabdžių diskus ir kaladėlės, tai tuo pačiu užsikelimu tegu pakeič ir filtrus, nu, aptarnavimą tegu padaro ir gal tegu pažiūri dar kažką po apačią, ką reikės aptvarkyti. Vis tiek ten baisiai daug nesumokėsi. Rankinis laiką,
O daugiau nežinau. Ant padangų mėsos yra. Gavom dar vasarinės padangas. Žiūrėsim. Va čia tai grožis. Šiaip kapot žadėjau sakyti, kad pati gražiausia detalė, bet yra ir po kapotų biški rudelių. Nežinau, sutapims, bet mašina yra prabėgus 325 000, o keist alyvą ties 326. Nu tai kaip ir labai neblogai. Tai va, toks tas projekčiuks. Padarysim video iš kelių detalių, nu, eiliškumą, kaip seksis remontuot ir panašiai, bet viską į vieną sukrausiu. Tai čia šiandien tokia dabar trumpa įžanga. Aš ją dabar kaip tik varau pas meistrą keisti kaladėlių ir aptarnavimą daryti ir diskų. Nežinau, kada atiduos, po 2 dienų greičiausiai, o už kokių 3-4 dienų paims pervirinėt slenkščius. Tai viskas čia gal labai gražiai išsidėlios. Plius tie paruoštukai, kol grįž tiek slenkščiam, tiek bagažiniai, irgi tą porą dienų užtruks, tai viskas labai neblogai. Vienintelis dalykas, dėl ko aš su juo esu nepatenkins, tai kad čia yra trumpa bazė. Aš labai norėjau ilgos bazės, daim ten, nežinau, rimcimų ilgesnė gal ar kažkiek. Bet čia yra trumpukas. Nu, bet gal ne pasaulio pabaiga, kai video gale pašnekėsim apie pinigus. Gal ir nešnekėsim, nežinau. Tai va. Kiniečių užsisakiau naują perjungimą svirtį su nauju šituo medžiagėlė. Ką būtų kaip ledas ir bus ledas, pamatysit. Dar kas man labai patinka, kad spalvytė yra tokia ne kaip visi balta, o tokia net nežinau, kviečių geltonumo internete taip prašo. Tai va irgi toks biškį išskirtinis. Uždėsim ratus ir bus pasaka. O, taksi persėdo. Nu tai ką, vakare mašiną nuvežėm pas meistrą. Šiandien vakare jau sutvarkė. Tai čia netoli yra, naisiu peškom pasimsiu mašiną. Tai pakeitė viską, ką vakar kalbėjom, apie ką video dariau. Ir rado dar visokių smulkmenų, ten važiuoklį ir panašiai. Dar ir tuos sutvarkys. Sutvarkiau teisingiau. Dabar mintinai neatsimenu, bet ten kelius šarnyrus, kelias traukikės pakeitė, dar pavarų dėžiai. Ten paprašiau, kad tepalus pakeistų. Ir gal viskas, nežinau, neatsimenu. Lygtis, kad viskas. Jis sakė, turėjo 277. Tai vakar dar išleido ant detalių Evolte 100 šiam. Tai sutvarkyti mechaninę dalį apie 400 iški viršaus gavos. Tai visai normaliai, manau, kai tiek daug dalių pasikeitė. Tai ilgai labai norėjau, nusipirkau kamerai magnetinį laikiklį. Kainavo 30 eurų, sunkiai sau tiek galėjau leisti. Bet galvoju, vis tiek jau trečius kelintus metus YouTubinu. Nepagailėt. Dar bus lengviau geležis filmuot. Tai toj pasimsim mašiną, pažiūrėsim ar magnets gers, ar reikės naują GoPro pirkti prie magnets.
Vau, kai gražumas stabdžių diskas. Meistrai dovanėlę paliko. Gal nuneškim. Bagažinį nieko nėra. Nieko. Tai va, gyvenkit draugiškai, nepizdinkit iš meistrų. Gerai, važiuojam išbandyti stabdžius. Jaučiu visiškai jokį skirtumą nesijaus, bet bent naują. Tai va, tuos ratus planavau dėti ant transporterį 17-inius, bet netink tarpkaitą apskelių. Čia yra 112, tink ant Passatų, ant Šaranų, bet netink ant transporterį, nes ant transporterį yra 120 pasirodo. Tai nežinau, bandysim gal iš kažkur gauti kitus gražesnius, nes šiaip norėčiau padangas biškiai aukštesnės. Čia yra 235 ant Cam 5, norėčiau yra 235 arba 2 Cam ant PAM arba 55. Ir mūsų transporteriui dar net geriau būtų. Čia tečia projektas. Žinokit, irgi filmuoju, bet tik tai jisai nieką nešnek ir kol kas tik tai yra kaupiama medžiaga. Gal kažkada bus sumontuota. O, tu ketvirts. Longas. Tai va, šiaip atsirado garsų, kurių nebuvo. Tai nežinau, gal prasidirbt detalės turi. Bet kas liečia stabdžius, tai biškai pedalas jaučias anksčiau. Tai pliusas. Kad baisiai geriau stabdytų, tai tikrai ne. Bet kai stabdai nebepurta vairą, tai tas labai gerai, nes labai erzina. O daugiau nežinau. Tai dabar vėl porą dienų turės praeit, kol pareis kardas ir tada nuvarysim mašiną remontininkui, kur su rūdimu užsijim. Tai bus kaip ir paskutinis remonto etapas, aš taip galvoju. Dar širdelės reikia sulaukti ir bus viskas. Bus automobilis pilnai paruoštas. Čia dabar kamera laikos ant magnetą. Atrodo, kad tvirtai.